Kalbant apie konferencijos dvasią, reikėtų pasakyti, kad tai daugiau negu dvasia. Tai yra siela, kurie susijungia dvi dalys, susijungia mokslas ir menas. Tiek susirinkę įdomių iškilių menininkų, kurie konferencijoje padarė tai, kas ir yra dvasia konferencijomis. Yes, creativity is coming up with new ideas and inventions. That is what it means to me. Atvažiavo skirtingi dalyviai, iš skirtingų kultūrų, iš skirtingų patirčių ir mūsų identiteto tema vienijo mus visus. Būtent tikslas ir yra, kad jie išsineštų kažką, kas prisideda prie jų to identiteto kūrimo. We're only aware of our identity, where we come from and where we are at the moment. Certain artists even are more successful in locking themselves in the studio, but eventually things penetrate this shield. When it does, it affects us. The art, especially painting, is like a little seismograph. It's like, it touches it, it measures your heartbeat. Throughout the whole week, I've been encouraging playfulness and a joy in remembering our freedom as children to experiment and to not worry about outcomes, but to try new things. I'm almost in holidays. Having the pleasure of drawing and reflecting things without a really complex deadline is absolutely a gift. Mus visas jungia tekstilės tapatybė. Ir čia jau nepriklausomai nuo mūsų šalies, tai tekstilė tas sritis, kuri mus aišku, kad sujungia ir mes visos suprantam tą tekstilės kalbą. Mes vietoj to, kad suskiltume, atskiltume, susijungiam visi tarpusavį. Iš skirtingų šalių, iš skirtingų kultūrų, iš skirtingų specialybių, piešėjai, tekstilė, tapyba. Ir įvyko nuostabus susijungimas. I think the energy or the happiness that I saw in their eyes, it wasn't because it was, it's because they discovered something. Aš esu šventai įsitikinęs, kad kultūra ir kūrybingi žmonės yra Lietuvos nafta. Labai laukiame sekančio žingsnio, labai norime, kad būtų dar kartą kažkas panašaus. Ir mes tikrai padarysime kiek galima geriau, kad menininkai rastų tą platformą, kurioje jie susitiks, bendraus ir kalbės mokslinėmis temomis, bet tuo pačiu rodys, ką jie moka, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena ir kaip jie tai atlieka.